Sveiki visi, šiandien aš parodysiu, kaip sukurti žvakę. Paprasta, lengvai padaroma, nieko daug nereikės. Tai pirmiausia reikės žvakutės, tokios paprastos. Tada kažkokių tokių žvakių, gali tik ir tokios, kad lašintumėt vašką. Ir tada lūpą ant jos darysim. Nežinau, pas mane tai sulūžus, aš galiu tai padaryti. Ir aš galiu ištraukti lengvai. Jei norit, galite ant stiklo kokio padėklo, aš nežinau. Not really caring about it. Tai pirmiausia, šitą reikės žvakutę iškirpti iš šito daikto, nebenorit su juo, bet šiaip geriausia, kad ne. Tai dabar išpjausiu. Pjausime žvakę ir išlūpsime šitą vaškinį daiktą. Tai, tobulą. Tada dar, ką galima papuošimui naudoti, tai nežinau, gintarą, akmenukus, tada kitas vaško detalės įklijuoti, nežinau, gal su markeriu dar ornamentus kokias ir braižyti, nežinau. Tai pirmiausia įkišam šitą per centrą, nežinau, kur jūs kitur darysit. Tai aš dar šitų detalių čia pridėliosiu kur nors, nežinau kaip čia geriau. Nu gal kai išlašinsiu vašką. Tai pirmą sluoksnį dėsiu raudoną, antrą baltą su papuošimui, kad iš to sutaptų. Ir vaikai nežaiskit su ugnim. Pavojinga. Dabar ilgas lašymo procesas. Tiesiog užlašinkit visą paviršių, galite taškyti žvakę, čia kad greičiau degtų. Čia aišku nepilnai raudonas vaškas, o tik tai išorė yra raudona, vidus baltas, bet vis tiek nieko geriau nerandu. Kol aš darau šitą part, galit patys ją daryti, kad nenusibostų žiūrėti, nes nemoku prasukti, pagreitinti ar kažkas tokio. Pasukiojam. Baltas vaškas dar. Beje, viduryje esančią žvakę gali daryti bet kokio spalvos, bet kokio ten kvapo. Aš tiesiog paprastą baltą panaudojau, kad su raudonu taip. Ir bet kurią aš dabar lašinu vašką, galite irgi bet kokios spalvos. Detalės aplašinkit vašku, kad jos labiau priliptų, taip lengvai nenukristų. Būtų gerai, visas paviršius būtų padengtas vašku, kad nelūžinėtų. Jei įmanoma, vieną plotą vienu metu darykit, kad vaškas kartu susilietų, neatskirom dalim, nes tada gali lūžinėti, bet kaip šitas sulūžo visas. Ir aplašinkit žvakės šonus, kad vaškas žvakė priliptų, susilietų su vašku. Jis gali nulūžti irgi. Ok, čia baigiam, dedam
Gerai, va. Kažkaip padariau. Sulaužiau, kad labiau tiktų. Čia tarkim detalė kokį nors įlašinus aliejų. Šitos nereikės. Dabar darysiu baltą žvakę ir gintarą. Aš nežinau, ar čia tiks. Išmėtykit gintarą bet kur, tiesiog aplašinkit, kad neiškristų, nenuriedėtų. Šiaip ir minkštas vaškas, kai kur. Daugiau, va, tarkim, bus gerai. Ir aš tiesiog lašinsiu vašką. Čia pasirodys kažkoks pageltonavęs, bet ir gintaro tiks. Lašinti kiekvieno gintaro gabaliuką, nes jie po to tiesiog nukris. O štai, lyg ir aplašinau. Dabar tiesiog šitą atlinkėm. Dėja, ornamentų nedariau. Kažkaip per mažai vietos. Bet tiesiog kažkiek laiko palaukėt. Kad prieš kamerą. Palaukėt ir tiesiog jinai turėtų pašaltų, užstinkt vaškas, bet gerai yra, kai jinai dar nėra pilnai sustingus, nes vaškas yra lankstesnis, jisai neskils iš karto, jis tiesiog taip išsilankstys. To gali tiesiog ištiesinti. Tai aš gal dabar pat ir išiminėsiu. Sargiai, aš dažniausiai stumiu apatinį stiklą, nes yra išlūžusi va čia šita vieta, jinai tiesiog gali išsistumti. Štai, turiu va išlūpęs ją. Dabar tiesiog trupučiuką palauksiu ir su peiliu musėt išvalysiu apačią arba kokiu nors kitų būdų nuimsiu. Čia jeigu pasižiūrėsiu, kaip atrodo va, susilieja viskas va čia. Šiaip visai gražiai va prieš šviesą. Nežinau, ar jūs matot ar nematot, bet tai. Na, gerai, jau. Atsargiai prie pat stiklo su peiliuku nuiminėju pilnus tiksliau šonus. Dabar jis man ką tik atskilo, tai trupučiuką va. Nuo stiklo, vėl. Va. Dar trupučiuką. O, va, kažkiek. O, va, dar trupučiuką papjausiu vidų. Čia, kad jūs matytumėt. Jei gerai sužiūrėsit, matysit viduj peilį. Jisai va kaip pjauna. Man rodos bus per plonas vaško sluoksnis. O jo, įpjau vidų. Nu, žodžiu. Čia. Pakeliam. Jo.
Visi pjaunu į vidų. Klausyk, kad patarsi. Štai minėjau. Čia va užstrigo. Iš visų pusių po trupučiuką ramiai. O. Čia trupučiuką iškritė, bet no big deal. Ir dabar šitą tiesiog į apačią. Ojoj. Kaip čia? Ai, čia. Šitas vaškas pro apačią susiliejo su šito daiktu. Tai negalėjau į viršų išstumti. O. Darykit ne per vidurį, o per patį kraštą. Kad neišskiltų, nepriliptų kraštas prie plastmasės. Ir štai va. Pretty fabulous. Prieš kamerą va matytųsi. Graži, faina žvakė. Aišku, jinai nėra labai tvirta, bet tiesiog aš padariau per ploną sluoksnį. Labai ploną. Reikėjo daugiau prilašinti vaško, plus kai kur suskelinėjo. Ir čia tiesiog greita, faina žvakė. Lengva padaryti. Kokia proga, nežinau, mokytojai metų pabaigos. Galite kokį, nežinau, voką įdėt, gražų. Ne laiško. Išdažytą voką ar kažkas tokio. Tai skylė, bet... Nu ir va, graži žvakė. Degti aš jūs nenoriu, nes noriu ją pataupyti. Tokią gražią, šventą. Ir to aš baigiu. Viso gero.